Sveikučiai, taigi atlikiau šiandien kaimelin ir bandysiu dugninę žvejybą ant šitą tvenkinuko. Aišku, dažniausiai visada žvejam su paprasta plūdinė meškerė, aišku, stora žilga, didelis kablys ir labai galvos nesuki ir vis tiek sugebi ten vieną porą tų karpių pasigauti. O šiandien noriu išbandyti kažką panašaus į dugninę žvejybą. Pasiruošiam žvejybai, atėjau į vietą, turiu va tokias watermelon ar kokia čia wafter marcipaniniai kokie tai norfiniai vienu žodžiu. Tai vat 9 mm, 30 vienetų, porą ant ežero buvau išbandęs, kur nieko nepagau. Bandysim žiūrėti, nežinau, karpiam tinka, netinka marcipanas. Tai vat žiūrėsim. Jeigu ne, tai patarkit, kokius ateičiai nusipirkti tada, kad tiktų karpiam. Ir dabar ką, užsimontuoju greit ir bandom žiūrėti. Na, praeitą kartą turiu šaldyto pašaro likusio, nes kažkaip visą nesušėriau ant ežero. Ir turiu šiek tiek dar likutį sauso, tai bandysim va susimiksuoti ir šį kartą jau tikrai viską atiduosiu karpiams. Ir nes pastebėjau, kad šaldytas maistas kitąsyk nelabai dar visada gerai nori lipti. Praranda biškį tą savybę užšaldymo. Tai bandysim biškį jį atgaivinti. Su pašaruko. O, man atrodo, tam kartui visai gavos ir užteks biškį, vadinės pasisėmiau už penkinuką, va, iškart. Kad slapesnis? Jo, kad liptų po to, nes su sausu sumaišius. O, gerai, labai visą neišmaišau stipriai. Vieną kampą palieku sausesnę pašaro, kitą palieku va tokio geresnę. Pažiūrėsim, ko geriau bus. Pabandysim pažiūrėti, kaip šitą šėryklą. Gausius. Bandžiau ten tas metod norfinės, bet tos metod norfinės man nelabai patinka. Kažkaip mažai pašaro įsideda į jas. Bet čia daug. O čia daug, čia man tas senų laikų labiau patinka. Kaip tai. O, kokį buldyžą padarėm. Tai vandenį čia pavys ir nusiplauk. Ir bandysim tai užmetinėti. Kažkaip man, ar čia nuo svorio taip įdomiai? Nu, bandam. Tai gal nesvorę. O, labai gerai. Normaliai. Normaliai, aš irgi žiūriu, užsimetė. Nu, gerai. Ir bandom antrą šėryklą. Iški šuniuką. Užsimeta tikrai smagiai toli. Nežinau. Kaip ir lik ir taip. Užsimetėm. Bandom žiūrėti. Aišku, čia nežinia, pietus viskas, kas čia mums gausis. Nes dabar bijau sumeluoti. O, po 12:42, tai va, beveik 1 valanda. Tai žiūrėsim, kas gausis. Kažkas. Bandom žiūrėti. Nežinau, ar bus. Bet jisė ir suveikia, bet dabar suku lengvai, tai spėju, bus išspjovęs. Bet kibimas buvo. Matau, kad nieko. Bet kaip tysė, iškart šitas nukryto valas, net meškeriai judėjo. Bet... Tai, pasižiūrim. Aha, boiliukas yra. Šitas. Aha. Net pavažiavo biškį. Kai timtelėjo. Ir pašaro matau labai nedaug. Bandykim. O! Uždėti ir dar kartą primetimą daryti. Tenai už kampą maišas bus nuo grūdų. O blemba. Kaip užmečiau toli. Bet kažkas sunkaus yra. Bet labai nesipriešina. Tai nežinau. Bandom žiūrėti. Opa. Nu va, ir ant dugninės kimba visai pasirodo. O. Wow, šaunu. O. Karpis. Matau, kad karpis. Up. Kaip tikrai žvejai. Opa. Tuoj. Bandykim. Bet bus nedidelis karpiukas. Nedidelis. Toksai. Opa. Alio. O,
Va, turim tokį karpį. Reiškia, marcipaniniai boiliai, jam patiko. Oi, karpiukas koksai nedidelis. Va, nežinau, gražus. Ui. Bet nėra didelis, čia kokie 600 gramų gal bus, va. Panašiai. O, blemba. Galvojau, kad nufilmavau. Pasirodo, kameras buvau nenjungęs. Tai vat pagavau kokius 600 gramų karpiuką. Jos sparnai tokios gražios. Gražus. Tai vat nežinau. Tokį greičiausiai paleidžiam, biški per mažas. Tai ką, pataisom viską. Ir darom dar kartą užmetimą. Opa. Taip. Ir pasiimėm viską. O, tampa meškerytė. Aha. Tuoj sustarkiau tik vieną meškerį. O. Gerai, kol kas aš ją taip. Nu, tampa. Tampa liktai. Op. Bet kažkaip. Tai bet nežinau. Nieka nėra. Nieka nėra. Matyt patampė, bet gal išspjovė. O, valą tempia. Tai turbūt bus. O, yra kas tai. Jaučiu. Meškerytė linksta. O, eina pats link manęs. O, lėktuvėlis skrenda. Taip. O. Opa. O. Karpiukas. Karpiukas yra. O, koks nedėlis. Šiandien kažkokie standartiniai. Ar kad pietus? Ar bet čia ta pati, tada pirmą kartą. Sakai? Jo. Jinai labai panaši. Nu, bet čia tų karpių tai pas mus jų daug. Tai, papa. Aha, boilio nebėra. Dėsiu kol kas į... Bet gal mes? Ne, nemesiu, aš jį kol kas dėsiu į bendrą tą. Prie visų. Ne, tai baika. Jeigu mes nemetam jų. Tai. Op. Nu va. Užsidėjom boiliuką. Viską ir galėsim daryti užmetimą. Net iškritus vieną gulėjo ant žemės jau. A jeigu koks rimtas, tai dar nutemptų, žinai. O. Jo, tai kai duoda vidurį tvenkinę. Nedidelis tai. Matai pietus. Gal čia reikia iš ryto, vakare, žinai, kai tylu, ramu. A čia... Aha. Opa. Aha. Opa. Nu va. O. Dar visi kaip vienas šiandien lenda. Va tokia. Opa. Taip. Gerai, šitą gal reikia pasitikrinti. Kaip tai jinai labai man čia ilgai ir nuobodžiai. Nekimba. Taip. Aha. Aišku, boilis, nežinau, ar dabar užsimetė čia. Gal dėl to ir nekybo, kaip tai užsimetęs buvo. Bandam
Opa, į Europą. O, prie akmens. Oho, net už akmens. Toli, ten ir giluma yra toj vietoj. Tai bus tikrai gerai užmesta. Turėjom dar vieną kibimą. Dar vienas kibimas įvyko, nors ir pietus. Bet aišku, bijos vėl greičiausiai mažutis karpiukas, nes labai jau nesipriešina ilgai. Tiesiog patys į krantą plaukia, galima sakyti. O, nu va. Jo. Ir vėl panašiai. Toks pat bus. O, papa. O, čia. Toks mažuliukas. Net ir be šitą ištrauktų. O, papa. Labai nedidelis. Toksai. Tai ką, jaučiu šiandienos dabar tuoj žvejybą ir kol kas baigsiu. O, boilį. Boilį užtat prarijo. Tai va, toks mažuliukas. Visai. Nežinau, gal mažai kokį kitą tvenkinuką pernešim. Nu ką, bandom žiūrėti toliau. Dabar nežinau, kiek čia valandėlių. Apie 5-4, tai va, kaip ir minėjau, nu kokių 4. Pabandysim. Persidislokau į kitą vietą, ant kitą savo tvenkinuką. Šitas tvenkinukas yra biškis senesnis. Biški čia rimtesnių žuvelių būna, kaip ir dažniausiai bent jau pavyksta čia rimtesnis pagauti šitam negu ten. Ir užmetinėjam. Nu ką, ant šito tvenkinuko iš vis nieko nekliūda. Prasidėjom gal beveik valandėlę ir net nei vieno sukliūdimo normalaus nebuvo. Tai kadangi jau kaip ir laikas biškį įdomu čia važiuoti, tai baigiam žvejybą, 5 valandas. Aišku, gal pats kliovas ir prasidėtų dabar iš tikrųjų į vakaro pusę, bet vakare nesigauna žvejoti, reikia važiuoti namo. Tai šiam kartu tiek.